Sveiki visi, su jumis nardymo centras Diamond. Ir šiandien noriu pakalbėti apie tai, kaip tvirtinti BCD prie baliono. Atrodo, visi tai žino, labai paprastas klausimas, bet patikėsit ar ne, mačiau ne vieną kartą nardymo vietoj, kad žmonės turi pakankamai daug problemų su. Taigi viskas iš eilės. Na, jeigu paimsim paprastą plūdrumo kompensatorių, paprastą BCD, tai mes pamatysim, kad nugariniai daly yra du dirželiai. Vienas dirželis, kuris tvirtina balioną, ir kitas va toks dirželis, kuris turi dvi paskirtis. Vieną paskirtį žino visi. Šitas dirželis reikalingas tam, kad jeigu šitas diržiukas pagrindinis atsilaisvina, tai kad mes nepamestumėm balioną. Bet antros paskirties tikrai ne visi žino ir ne visi naudojasi. Taigi, kokia antra paskirtis šito diržiuko? Šitas diržiukas, kaip matot, turi sagtelę ir jo ilgis gali būti reguliuojamas. Jį galima patrumpinti, galima pailginti. Balionas turi būti toje vietoje, kur jis turi būti, ne aukščiau ir ne žemiau. Ir tas įtakoja mūsų balansą. Jeigu balionas per žemai, tai mūsų kojos vyra į apačią. Jeigu balionas per aukštai, tai mūsų galva leidžiasi į apačią, kojas kyla į viršų ir, ko gero, dažniausiai būna labai nepatogu, mes visą laiką trankoms į kranus. Taigi, kad neišradinėti Amerikos, galima pasinaudoti būtent va šito diržiuku. Aš jį atsireguliuoju vieną kartą ir palieku tokioj padėtį. Ir dabar, kai aš deduosi BCD, aš uždedu šitą dirželį ir nebegalvoju apie baliono aukštį. Jis man visą laiką bus ten, kur turi būti. Sekantis dirželis, kuris dažniausiai sukelia problemų, yra va šitas. 80% BCD gaminami su tokiais baliono tvirtinimais dirželiais ir su tokia sagtim. Tiesą sakant, kai prieš daugelį metų pats pradėjau nardyti, man pačiam nelabai kas paaiškino, kaip teisingai naudoti šitą sagtį. Ir viskas yra gerai, kol mes šito dirželio neišardam. Bet jeigu dėl kažkurių tai priežasčių atsitiko va taip, tai patikėkite, esu matęs daug žmonių, kurie praleidžia 10-15 ir daugiau minučių krante, kol atburia, kaipgi teisingai praverti šitą dirželį pro šitą sagtį. Beje, visos šitos sagtys, didžioji jų dalis, turi schemutes. Yra nupiešta, kaip reikia, kokiu eiliškumu verti tą dirželį į kokią skylutę. Bet tos schemutės, jos nėra tokios paprastos. Ir suprast, kur ir kaip, irgi truputėlį užtrunka. Bet iš ties viskas yra tikrai nesudėtinga. Pažiūrėkit, šitos sagtelės, jos turi 3 plyšelius. 1, 2, 3. Šitas trečias, paskutinis plyšelis, jis yra reikalingas tam, kad užfiksuot galiuką. Jisai praktiškai nedalyvauja pačiam tvirtinimui. Dabar kaip praverti? Tiesiog atverčiam šitą sagtį, va taip pat, iki galo. Na, ir aš savo sugalvojau tokį, na kaip, priminimo palengvinimą. Nardyme, kaip ir gyvenime, mes stengiams vengti kraštutinumų. Mes renkam tokį sprendimą per viduriuką. Taigi, pratešam šitą diržiuką pro vidurinį plyšį. Ir pratešam jį atgal. Viskas, mes įsprendėm problemą.
Dabar žiūrėkite. Tam, kad aš užveršiau šitą sagtį, man pakanka iš jėgos patraukti diržiuką. Ir dabar, kad užfiksuočiau, reikia sagtį su sagtim tą diržiuką užrakinti. Ir vat aš tai padariau, dabar dirželis nebeatsilaisvina. Ir čia reikia pridėti, reikia panaudoti truputėlį jėgos, kad užveršt sagtį iki galo. Tam yra va šitas trečias plyšiukas. Mes įkišam čia dirželio galiuką ir jo pasinaudojam kaip svertinį, kaip tokio pečiu. Klinkt ir užklijuojam. Mūsų dirželis tikrai tvirtai laiko balioną. Taigi dar kartą. Prisimenam. Šitą paskutinę įpjovą, jinai reikalinga tik tai tam, kad prilaikytų vat šitą liežuvėlį. Norim atlaisvinti, atlaisvinam, štai mūsų dirželis laisvas. Norim pritvirtinti, įtempiam iš jėgos ir kad neatsilaisvintų, užrakinam su sagtele. Štai va, aš padariau tokį judesį, dirželis nebeatsilaisvins. Kad užrakint sagtį iki galo, prakišam į trečią įpjovą ir užrakinam iki galo. Labai paprasta. Kai kurie gamintojai naudoja va tokios va dirželius. Čia yra skubapro liemenė ir jinai turi va tokį va užraktą. Apie šitą pasako turbūt aplamai nieko nereikia, čia viskas yra labai paprasta. Mes tiesiog atsektoj padėty galim pakeisti dirželio ilgį, taip kaip mums reikia, užfiksuoti ir paskui užfiksuoti su šitą sagtelį. Bet kaip minėjau, 80% BCD naudoja būtent va tokį dirželį. Tokie pat dirželiai naudojami ne tik tai ant BCD, bet taip pat mes labai dažnai naudojam tokios dirželius ant stage'o arba ant etapinio baliono. Ir kai kurie gamintojai, jie sagtį daro tik tai su dviem plyšiukais. Bet iš principo tas nieko nekeičia. Mes prisimenam, kad paskutinis plyšelis jis nedalyvauja užrakinime. Mes tiesiog įsivaizduokim, kad yra dar trečias papildomas plyšelis. Ir dirželis arba sagtis susirenka lygiai taip pat. Vat, taip ji turi apjuos balioną. Taigi, pilnai atsidarom, praveriam, skaičiuojam 1, 2, 3, kurios nėra, bet šiaip turėtų būti. Nesirenkam kraštutinumų, renkams per viduriuką, atgal, užtraukiam kiek reikia, užrakinam, prakišam pro paskutinį plyšelį ir galutinai užrakinam. Va taip. Manau, kad šitie patarimai tikrai bus naudingi. Na, šiaip jeigu jūs nesat tikras, ar jums pavyks surinkti šitą užraktą, šitą dirželį, stenkitės jo neardyti. Bet jeigu turit laiko, pasipraktikuokit.
Padarykit 2-3 kartus ir tikrai prisiminsit ir neturėsit jokių bėdų. Tam, kad nuimt BCD, nebūtina išardyti šito mazgo. Mes tiesiog galim atsekt, atlaisvint ir BCD lengvai nusiimt. Reikia uždėti, uždedam. Užveržiam, kad neatsilaisvintų. Užrakinam, pratišam, užsegam iki galo. Šiandien kalbėjome apie tokį dirželį. Tikiuosi, kad šitas patarimas kam nors pravers. Ačiū, kad buvot su mumis, saugių nardymų ir iki sekančio.